Sveiki, ačiū, kad žiūrite pirmalaikių Panevėžio miesto savivaldybės mero rinkimų debatus. Rinkimų pirmas turas vyks 2025 m. kovo 16 d. Šiuose debatuose dalyvauja šie kandidatai, taigi dabar ir pasakysiu, kurie. Solveiga Dagė iškėlė Demokratų sąjungą vardan Lietuvos, sveiki. Taip pat su mumis Ignas Gaižiūnas iškėlė Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionys demokratai, sveiki. Sveiki. Šalia yra Algimantas Kolpertas iškėlė Liberalų sąjūdį, sveiki. Labadiena. Toliau Loreta Masiliūnienė iškėlė Politinis komitetas atsinaujinančiam Panevėžiui, labadiena. Ir Saulius Raziūnas iškėlė Lietuvos socialdemokratų partiją, sveiki. Ir Julius Limantas iškėlė politinę partiją Nemuno aušra, jis buvo kviestas į laidą, tačiau joje nedalyvauja. Taigi, kiekvienas kandidatas atsakymui į klausimą turės 1 minutę, replikai skiriama po 30 sekundžių. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos, debatai vykdomi vadovaujantis Vyriausiosios rinkimų komisijos parengtomis taisyklėmis. Tai, kaip ir minėjom, Solveiga, pradėsim nuo jūsų. Visi kandidatai į merus čia, tie, kurie yra čia, sakykim taip. Kodėl jūs, Solveiga, norite, siekiate Panevėžio miesto mero posto? Kaip žinome, šitie rinkimai yra neeiliniai. Tai tas kandidatavimas tiesiog jisai ištiko mus po 2 metų dėl tokios situacijos. O kadangi jinai ištiko, tai mūsų Demokratų sąjunga vardan Lietuvos iškėlė mano kaip skyriaus pirmininkės kandidatūrą. Galvoju, kad aš geriausiai galėčiau atstovauti miestą, kuriame gyvenu beveik 50 metų. Tai tiesiog ketinu imti šios atsakomybės, gerai pažįstu miestą, bendruomenės, esu narė daugelio bendruomenių, tai labai ramiai prisimčiau šitą atsakomybę ir užtat ir dalyvauju rinkimuose. Apie tai, ką žadate ir ketinate padaryti, pakalbėsim šiek tiek vėliau. Ignai, jūs? Aš kandidatuoju į Panevėžio miesto merus dėl to, kad esu Panevėžio patriotas. Aš Panevėžyje augau, Panevėžyje ir gimiau. Esu panevėžietis ir man nuoširdžiai rūpi Panevėžys ir man nuoširdžiai rūpi Panevėžio sėkmė. Ir aš visą laiką buvau tas žmogus, kuris daro daugiau negu reikia daryti ir kuris imasi atsakomybės tada, kai tos atsakomybės imtis reikia. Ir šiandien turim tokį momentą, kai atsakomybės imtis reikia, kai reikia užtikrinti tiek darbų tęstinumą, tiek naujų darbų įgyvendinimą. Tai mano praeitos patirtis, tiek dirbant Švietimo mokslo sporto ministerijoje, tiek dabar esant Panevėžio miesto tarybos nariu, būtent apie tai ir yra, kad aš galiu daryti darbus, galiu dirbti su visais, kurie myli mūsų miestą ir esu pasiruošęs tą daryti tam, kad mūsų miestas būtų sėkmingas, mūsų miestas augtų, į mūsų miestą norėtų grįžti jauni žmonės, mūsų mieste norėtų kurti šeimos ir mes visi galėtume turėti miestą, kuriame kiekvienas jausis reikalingas ir kiekvienas gaus tai, ko jam reikia. Dėkui, Algimantai, prašau. Aš daug metų dirbu advokatu, iš tikrųjų. Kiekvieną dieną bendrauju su miesto žmonėmis, bendrauju su verslininkais. Mano patirtis, žinojimas problemų ir galėjimas, žinojimas sprendimo būdų būtų labai naudingas Panevėžiui. Iš tikrųjų, dažnai tenka bylinėtis dėl to, kad savivaldybė vienus ar kitus veiksmus atlieka netinkamai. Dažnai reikia spręsti investicijų problemas, atstovauti investuotojus. Tai visi šitie dalykai yra labai svarbus miestui. Turiu taip pat ir tarybos nario patirties, moku organizuoti darbus. Tai mano patirtis, mano žinios bus naudingos miestui. Dėkui, gerbiama Loreta, prašau. Tai aš esu iš politinio komiteto atsinaujinančiam Panevėžiui ir jau 3 kadenciją mūsų politinis komitetas išrinktas miestiečių balsų dauguma, dirba taryboje ir dabar taryboje yra 27 tarybos nariai, 15 iš jų atsinaujinančiam Panevėžiui. Taigi norime tęsti pradėtus darbus, pradėtus projektus, kurių yra nemažai, 50 projektų savivaldybė vykdo
ir vykdo sėkmingai. Miestas nominuotas ir krivulėmis, ir įvairiausiais apdovanojimas tarptautiniu mastu. Tai aš manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir jau žinomas ir plačiau. Tai aš manau, kad tikrai kvieščiau, tas miestas gražus, kvieščiau mūsų Panevėžį apžiūrėti, nes miestas auga ir klesti. Ir yra tikrai nemažai ir užsienio investitorių, nemažai investuotojų į Panevėžio miestą, tikrai nemažai verslininkų dirba pas mus. Tai manau, kad iš tiesų miestas gražėja ir labai matomai gražėja. Dėkui. Ir gerbiamas Saulius. Aš kandidatuoju pasiūlytas mano bičiulių socialdemokratų. Kągi aš norėčiau pasakyti. Visų pirma, dėl kokių priežasčių? Dėl tos priežasties, kad iš tiesų turiu milžinišką patirtį dirbant su investiciniais projektais, dirbant komandoje. Esu daug metų nuo nepriklausomybės atkūrimo vadovauju įstaigai ir matau, be viso to dar esu panevėžietis, aš labai myliu savo miestą, čia gyvenau visą savo sąmoningą gyvenimą ir atidaviau visą savo patirtį miestui. Ir manau, kad iš tiesų savo žiniomis, savo kompetenciją, savo patirtimi tikrai galėčiau prisidėti prie miesto klestėjimo. Be to dabar yra iš tiesų Lietuvos valdžioje socialdemokratai, todėl manau, kad būtų labai lengva surasti bendrą kalbą ir dar daugiau prisidėti prie miesto klestėjimo. Gerai, dėkui. Tai gerbiamas Sauliau, nuo jūsų toliau ir tęsim. Nebent yra norinčių debatuoti, reaguoti, kokį nors, kieno nors pasakytą teiginį. 30 sekundžių tam būtų skirta, prašau. Na, iš tikrųjų, mano kolegė iš atsinaujinančio Panevėžio koalicijos teigia, kad reikia tęsti darbus. Aš visiškai pritariu šitam teiginiui, reikia tęsti darbus. Tačiau kartais reikia naujo požiūrio. Reikia naujo žvilgsnio. Ir naujas žvilgsnis visada įneša gėrį. Todėl šitoj situacijai nebūtinai reikia rinkti tuos žmonės, kurie jau yra valdžioj. Mero rinkimai yra naujo lyderio rinkimai. Prašau, galit. Tai aš nemanyčiau, kad meras viską sprendžia pats arba komanda sprendžia. Vis tiek komanda pirmiausia bendrauja su miesto bendruomenė. Miesto bendruomenė yra labai plati, niekada nepriimam sprendimų, tik tai susimanę patys. Tai aš manau, ar tai naujas, ar žmogus atėjęs sunkiau bus dirbti taryboje, kurioje yra dauguma, valdančioji dauguma, kuri išrinktai 3. kadenciją ir liko 2 metai toje taryboje. Tai aš manau, kad pradėti darbai geriau vyktų, jeigu būtų iš komandos, būtent tos komandos meras. Dėl to mažiau trinties. Prašau. Man atrodo labai svarbu pasakyti, kad kiekvienas tarybos narys, kuris yra išrinktas žmonių atstovauti žmonės, pavyzdžiui, miesto taryboje visą laiką, nepriklausomai nuo to, kas bus meras, ar iš kokios partijos bus meras, visą laiką turėtų būti suinteresuotas miesto gyventojų labų ir miesto gyventojų interesais. Ir, ką čia ir pati kolegė Loreta sako dėl atsinaujinančio Panevėžio, man pačiam teko bendrauti ne su vienu to komiteto nariu ir jie sakė, tikrai dirbs ir su kitu meru, net jeigu ir tai nebūtų jų komiteto, nes tai yra irgi žmonės, kuriem rūpi Panevėžys. Taip, kas dar norėtų repliką? Aš trumpai, iš tiesų reikėtų nepamiršti naujo savivaldos įstatymą. Vykdančioji valdžia ir jos viršūnė yra meras. Merui padeda anaiptol ne taryba, o savivaldybės administracija. Taigi vis dėlto meras tai yra svarbiausias asmuo valdančioje ne daugumoje, o vykdomoje valdžioje. Taigi mero tokias būtų pagrindinės pareigos atlikti veiksmus tą, ką patvirtina miesto taryba. Aš irgi trumpai. Aš norėčiau pasakyti, kad galbūt mes galėtume pradėti tokį naują etapą, kad meras tai yra vedlys, bet dirba visos politinės jėgos ir visa bendra komanda. Ir tada mes geriausiai galim atstovauti savo miestą ir visų žmonių interesus, nes iš visų politinių jėgų yra palaikančių rinkėjų. Tai tada, manau, būtų tas geriausias kompleksas, ką mes galėtume pasiūlyti savo miestui. Po vieną repliką aš tik primenu, tai jūs nebent vieną sakinį norit, bet šiaip replikų teisė baigėsi. Pasakyti,
kad ne tik administracija dirba, bet strategai vis dėlto yra tarybos nariai. Strategai. Apie tai dar galėsim padiskutuoti. Tikrai taryba ir meras svarbus dalykai. Gerbiamas Sauliau, apie tai, ką kalbate su rinkėjais, apie tai, ką žadate rinkėjams ir apie tai, kuo skiriatės nuo kitų kandidatų, tai prašau, 3 jūsų pagrindiniai pažadai, jeigu tapsite meru, ką padarysite pirmiausia, eilės tvarka, 1, 2, 3. Na, tai žinoma, pirmiausia, tai matyti reikėtų tęsti tuos investicinius projektus, didžiulius projektus, kurie dabar vykdomi mieste. Vienas iš didžiausių, kaip tik, čia taip gal sutapimas, tačiau iš mano srities, tą, ką aš labai gerai išmanau, tai sporto infrastruktūra. Mes čia statome didelį baseiną, kuris tarnaus ne vien tik sportiniu meistriškumu, bet ir miesto gyventojams. Tai labai svarbus toks infrastruktūrinis dalykas ir ko gero pats didžiausias ir brangiausias ir jį įgyvendinti labai svarbu. Antras dalykas, tai žinoma, be abejo reikalinga sutvarkyti švietimo sistemą, kurioje iš tikrųjų šiuo metu nėra labai viskas čia gerai ir iš tiesų, kiek tai įmanoma savivaldybės pastangom, reikia vis dėlto pagerinti situaciją ir sudaryti sąlygas mūsų jaunimui švietimo sistemoje dirbantiems mokytojams iš tikrųjų geras sąlygas. Ir trečias, tai būtinai reikalinga investicijos į verslo skatinimo programos ir ten tikrai turėtų būti sudarytos palankiausios sąlygos. Dėkui, Loreta. Ką jūs darytumėt? Pirmi 3 žingsniai, sprendimai? Taip, kaip ir parašyta programoje, kad iš tiesų ir kaip paminėjo Saulius, tai tikrai baseinas olimpinis turėtų būti, neturėtų būti, o jau yra pradėtas ir jis bus įgyvendintas kaip priemonė. Taip pat Beržų progimnazijos uždengtas futbolo maniežas, taip pat jis turės būti įgyvendintas ir priduotas šįmet Harmonijos miestas su negalio vaikams ir jų tėvams. Tai puikus kompleksas ir taip pat dėl eismo saugumo manau, kad 3 bus žiedinės sankryžos įrengtos, kur juodosios dėmės yra. Taip. Dėkui. Toliau Algimantai, prašau. Tai mano galva iš tikrųjų vienas iš pagrindinių dalykų yra bendruomenės subūrimas tiems tikslams, kurie yra iškelti jau tarybos, kur yra vykdomos programos, kur yra patvirtintas biudžetas. Labai svarbu, kad kiekvienas bendruomenės narys būtų dalimi mūsų kūrybinio proceso ir būsiu atviras atvirų durų meras. Labai įsiklausysiu į gyventojus, tai čia bendruomenės subūrimas. Antras dalykas, be jokios abejonės, tai investicijų skatinimas. Miesto savivaldybės padalinio, kuriame yra investicijų skyrius, stiprinimas, naujų lėšų pritraukimas, skleidimas žinios apie Panevėžį kaip Rail Baltic, Via Baltikos projekte stambų logistinį mazgą. Ir trečias dalykas, kuris šiai dienai yra, mano galva, svarbiausias, narkotikų problema tarp jaunimo vartojimo. Šitam klausimui skirsiu ypatingą dėmesį. Ačiū, Ignai, jūsų prioritetai. Man pirmiausia labai džiugu, kad kolegos paminėjo sporto infrastruktūrą, nes kaip tik aš buvau švietimo mokslo ir sporto viceministras, tai būtent šita ministerija didžiąją dalim finansuoja ir šitos projektus kartu su savivaldybės prisidėjimu. Na tai džiugu, kad mes tokį bendrą darbą turim tiek Aukštaitijos stadioną, tiek Beržų maniežo pripučiamo. Kalbant apie mano darbus, tai žinoma, tai, kas pasakyta, yra vienas svarbiausių dalykų, tai ne tik tęsti projektus, bet ir juos spartinti, kad jie vyktų dar sparčiau. Taip pat, kas yra labai svarbu, yra gydytojų pritraukimas. Šiandien mūsų mieste kritiškai trūksta gydytojų, kasmet jų vis mažėja, nors mūsų miestas sensta. Antras dalykas tai yra gatvių eismo reguliavimo peržiūrėjimas. Šiandien dienai mes tikrai turim nemažai sankryžų, kur keisti yra eismo reguliavimo sprendimai, išmanieji šviesoforai, neveikiantis ir kiti sprendimai. Na ir taip pat trečias dalykas, kurį tikrai galima padaryti per šios 2 likusius kadencijos metus, tai yra investuoti į daugiabučių namų ir kitus gyvenamosius kvartalus, būtent ten sutvarkant infrastruktūrą, sportui, laisvalaikiui, žaidimam ir automobilių parkavimui. Dėkui, Solveiga, jūsų. Problemos yra lokalios ir nacionalinio ligmens, kurias reikia atkreipti dėmesį. Tai be to, kurie vyksta tęstiniai projektai, dar ta pati autobusų stotis, labai laukiam, kad būtų atidaryta. Ar Stasio centro dar vienas pastatas laukia, kaip ir minėjo kolegos, ten ir
maniežas ir baseinas ir Panevėžys tikrai labai atsinaujina. Tai be tų dalykų yra tiltai griūnantis, labai laukiantis mūsų dėmesio Panevėžy, taip pat mikrorajonuose 45 laipsnių kampų plytelės iškilnotos šaligatviuose. Tai va tas tokios lokalios problemos, be abejo parkavimas ir nacionaliniu lygmeniu, kadangi mūsų Demokratų sąjunga turi kompetentingą komandą parlamente, tai va su valdančiųjų pagalba galbūt greičiau būtų galima švietimo ir sveikatos apsaugos trūkumą medikų ir pedagogų spręsti Lietuvoje ir būtent Panevėžyje. Replikos, prašau. Norėčiau pasakyti, kad yra pedagogų pritraukimo programa tokia Panevėžyje. Dėl medikų taip pat yra šnekėta ir su vyriausiuoju gydytoju, direktorium Respublikinės ligoninės ir jau turime bendrų planų, kaip tai padaryti ir turime sklypą, kur tikrai galėsime įgyvendinti reikiamas investicijas ir problemas spręsti. Kadangi buvo paminėtas mano pasiūlymas, tai savaime suprantama, kad savivaldybė neskyrė dėmesio medicinos sričiai ir jo neskyrė pakankamai. Ilgus metus kartota, kad ligoninė yra valstybės reikalas, ne savivaldybės reikalas ir buvo nenorėta prisimti jokio indėlio ir jokio savo darbo įdėti tai, kad gydytojai būtų. Tai šitoj vietoj, tai ką aš tikrai darysiu, neišskirsiu nei valstybinių, nei savivaldybės, net ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų, nes visur reikia specialistų, kad mūsų žmonės galėtų laiku ir greitai gauti sveikatos priežiūrą. Algimantas norėjo? Iš tikrųjų, mano galva, miestas turi turėti savo galvą, turi turėti merą, kuris yra miesto vadovas. Tai šitoj srity meras per struktūrinius padalinius turi veikti taip, kad ir šaligatviai būtų sutvarkyti, ir jauni mokytojai ateitų į miestą dirbti. Meras turi tinkamai organizuoti ir motyvuoti darbą. Dėkui. Kas dar nori replikuoti? Iš tų, kas nereplikavo, nes po vieną repliką primenu. Gerai, jeigu ką norės pasakyti, galimai bus proga jums pasakyti kitam kontekste. Solveiga, panašus klausimas, bet truputį iš apačios. Dabar aš jūsų klausiau, ką jūs darytumėt, o klausimas iš kitos pusės. Susitinkate su rinkėjais, kalbate su žmonėmis, bendraujate, nebejoju, kokius jie klausimus kelia. Ar tos pačius, kuriuos jūs ką tik įvardinot, tada galima nesikartoti ir negaišt laiko, ar jie kažką kitą kelia į pirmą temą, pavyzdžiui, galbūt saugumą, ar ne, aš kaip pavyzdį sakau, gal dar kažką, tai gal kainas, gal kitaip tariant, ką žmonės dažniausiai klausia ir ką jūs jiems atsakot. Matot, kiekvienas žmogus, su kurio bendrauji, atstovauja tam tikrą bendruomenę ar profesiją ar panašiai. Dažniausiai besikartojantis klausimai, aš taip pasakyčiau. Taip, dažniausiai užduodami klausimai. Tai švietimo visuomenė, tarkim, tai skundžiasi, kad Panevėžyje yra mažai dėmesio mokyklų finansavimui, kad, tarkim, ir tualetinio popieriaus dažnai trūksta ir nėra už ką nusipirkti. Neįgaliųjų bendruomenė irgi visi pageidauja kaip ir viešojo tualeto kažkur mieste centre ir būtent neįgaliesiam, kad būtų pritaikyta. Tai va tų tokių, kaip pasakyta, problematika kultūros arba jaunimo atstovai, ar ne, pageidauja kažkokio menų lofto, kaip Vilniuje su pavydu žiūri ir sako, yra daug apleistų pastatų, kodėl negali savivaldybė, kad kažką, mes tada norėsim čia būti, mes norėsim veikti. Tai va, tai tos problemos atitinkamai skirtingos, bet jos girdimos nuosekliai yra, pastoviai. Ką jūs, Ignai, girdit? Na, mano kaip mero programa ir yra tai, ką sako žmonės, tai nėra nieko, ką aš pats sugalvočiau, ar kas būtų tik man pačiam svarbu. Tai iš tikrųjų visos tos problemos yra žmonių iškeltos ir nebijotinai sveikata ir medicinos paslaugų prieinamumas Panevėžio mieste yra, sakyčiau, problema numeris 1, kuri nuolatos atsikartoja tarp miesto gyventojų šnekantis, kai šeimos gydytojo reikia laukti po mėnesį ir pusantro. Tai tikrai yra nepateisinama situacija, kai šeimos gydytojai turi ir po 1500 ir po 1700 prisirašysių apylinkiai gyventojų, tai čia tame tarp ir miesto poliklinikoje tokia situacija yra. Tai čia tikrai tiesiog yra nepateisinama, daug gydytojų yra arti pensinio amžiaus ir tai, kad miestas iki šiol nieko nedaro, tai man atrodo yra, galbūt net galima būtų sakyti, nusikalstama ir šitoje vietoje mes turim priimtos sprendimus ir čia bus mano tikrai prioritetas šitos sprendimus padaryti, kad mes būtume konkurencingi Lietuvos mastu. Galim matyti, kaip kiti miestai dirba, tai čia mes tikrai irgi turim kur pasitempti. Dėkui, Algimantai. Iš tikrųjų, pasakysiu tas problemas, kurios yra susijusios daugiau su
tuo, ką meras gali padaryti. Tai pirmiausia yra skaidrumo klausimas. Žmonės iš tikrųjų klausia, kaip tie sprendimai yra priminėjami, ar jie yra skaidrus, jeigu atsitinka tokie dalykai, kad yra rinkimai dėl to, kad matyt kažkas netinkamai buvo daroma. Antras dalykas yra biurokratizmo mažinimas. Iš tikrųjų, verslininkų skundai, žmonių skundai, kad jie negali prisibelsti į įstaigų duris, negali gauti tų elementarių kasdienių atsakymų iš Panevėžio Energijos, iš Panevėžio gatvių, iš tų institucijų, kurios savo svetainėse skelbia tik bendruosius numerius ir netgi rekvizitus yra sunku surasti. Tai šitų klausimų sprendimui meras pirmiausia skirti turėtų dėmesį. Taip, Loreta, prašau. Tai aš tik noriu pasakyti, kad Panevėžio mieste veikia daugybė organizacijų kaip švietimo taryba, jaunimo taryba, kultūros taryba. Žodžiu, sueina žmonės, kurie tikrai turi ką pasakyti ir tas problemas, kurie jie kelia, tikrai yra sprendžiamos. Taip nėra, kad paliekama ir tikrai džiaugiasi ir daugybė padėkų ir iš jaunimo tarybos gauname, tiek iš švietimo tarybos, nes jos yra sprendžiamos ir tikrai žino tarybos nariai, kad tikrai su tuo sutiksim. Dabar, kaip Ignas minėjo, kad, atsiprašau, kad jūs paminėsiu, bet jo, tikrai galėsit replikuoti, kad galime spręsti ir respublikinis ligoninės, ir kitų respublikinių įstaigų arba problemas, tai savivaldybės įstatymas neleidžia to daryti. Tiesiog taip, aš žinau Šiaulių pavyzdį, bet jeigu kontrolė, tai ta bus neskaidru, nes mums pavaldžios tik tai mūsų įstaigos. Mes galime susitarti, žemę duoti ar ne, ir kažką susitarti, kad vat yra mūsų plotas, mes taip numatę, mes aikštelę gal nuomojam šitą požeminę, o jums duodam butą pasistatyti, ligoninė pati turi lėšų, jie ir gali statyti, tai daryti. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Tai ačiū. Dar bus replikos. Sauliau, gerbiamas, prašau. Man tokie klausimai užduodami galbūt paprastesni. Kodėl, pavyzdžiui, nesutvarkytos kokios tai gatvės ten? Tokioje vietoje, kur ten aplink jau viskas sutvarkyto, čia ne. Nu tai paprasčiausiai reikėtų galbūt atkreipti daugiau dėmesį į žmonių pageidavimus ten, kur jau iš tiesų skauda, nes jeigu ten 5 kartus apie tą pačią problemą kalbama ir nieks nesprendžiama, tai nėra gerai. Taip pat tokie elementarūs dalykai. Kodėl per tiltą negalima pereiti? Kodėl jis ten kažkaip tai pusiau suremontuotas, pusiau paliktas? Kodėl įstoti dar visgi neatvažiuoja mūsų tie tarptautiniai autobusai? Čia liktai tokios atrodo paprastos, bet paprasti klausimai lyg ir jie sprendžiami ir turbūt bus įspręsti anksčiau ir vėliau, tačiau operatyvumo šiek tiek trūksta. Tai tokios problemėlės ir šiaip žmonės daugiausia vis dėlto, irgi pagal žmonių grupės, pavyzdžiui, neįgalėjai, kažkodėl tai, nežinau, jie skundžiasi, kad negauna kažkiek tai tos daugiau dėmesio savo problemų sprendimui. Galbūt tikrai čia galima būtų iš tikrųjų pasispausti šitoje vietoje. Replikos, jūs norėjot? Aš tik tai dėl gatvių tvarkos ir dėl tilto mūsų, tai tikrai noriu pasakyti, kad pirmiausia, tai kultūros centro šita prieigos yra tvarkomos ir turim rangovą ir jis turi sutvarkyti tiltą. Ką padaryti, kad užtruko procedūros? Nes yra darbų, kaip sakot, reikia juos taisyti, mes tik tai savivaldybė prižiūri savo statybos, turi specialistus, kurie prižiūri, bet visą kitą daro rangovas. Ir tiesiog kitas iki už tai ir į teismus einam. Ne dėl to, kad kažkaip tai, bet dėl to, kad mes nepriimam nekokybiškai padarytų darbų. Tai dėl to ir einam į teismus. Dėkui, Ignai. Tai man tiesiog kartais keista, irgi klausyti, sako, prikūrėm čia visokių tarybų, bet trišalė taryba su profesiniam sąjungom panaikinot ir profesinės sąjungos jau senai neturi kur ateiti pasisakyti ir kur ateiti pabendrauti. Tai čia yra problema. Tarybų prikurta, bet pavyzdžiui, su profesiniam sąjungom ir pas mane buvo atėjusios ir skundėsi. Čia yra labai svarbus dalykas. Kitas yra matyti labai svarbus dalykas, kalbam apie biurokratinės procedūras, bet galima nutraukti sutartį, skelbti naują konkursą ir paskui išsiieškoti regreso tvarka šitos dalykus. Tas pats su sveikatos įstaigomis, tai niekas neprašo kištis į valstybinę ligoninę. Reikia padaryti tvarką, kad galėtų aplikuoti žmonės nepriklausomai nuo to, kokią sveikatos įstaigą ateina dirbti, gauti paramas iš savivaldybės. Tai man atrodo, neieškokim biurokratinio atsisakymų, kodėl kažko nedaryti, ieškokim, kaip padaryti gyventojams geriau. Loreta, labai trumpai, nes kažkuria prasme jūs palėtė, bet 10 sekundžių. Aš tik tai noriu pasakyti, kad profsąjungos, abidvi švietimo profsąjungos, jos yra.
Ne švietimo profsąjungos, visos profsąjungos. Visos profsąjungos. Ir kitų profsąjungų. Nežinau, kodėl nutraukė, va šito tai tikrai negaliu pasakyti, bet šiaip tai turi galimybę ir ateiti ir pas merą, ir pas mus tikrai išklausome visus. Bet faktas, kad nutraukė. Ne? Taip, Šito nežinau, negaliu pasakyti. Šito Daugiau vat nežinau. replikų, kas nereplikavo? Aš norėčiau pareplikuoti dėl tų tvarkymo tiltų ten ir lieptų ir visų kitokių dalykų. Iš tiesų, kai kad aš ir čia susitikęs su statybininkų atstovais, kadangi šiek tiek aš čia su tą profesiją turiu reikalų, tai jie skundžiasi visišką, didžiulę nekompetenciją kai kuriuo tų, reiškia, darbuotojų savivaldybė, kurie kaip tik kuruoja šitos dalykus. Tai šičia tikrai mėra reikalas būtų sutvarkyti šitą dalyką, kad tikrai ten dirbtų tokie darbuotojai, kurie, nedaleistų iki šitokių dalykų. Tai kiekvienoje srityje iš tikrųjų yra daug problemų ir klausausi diskusijos apie ligoninės, kišimas į ligoninės reikalus. Savivaldybė gali tikrai įsikišti į paprastą dalyką. Išspręsti konsultacijų poliklinikos atsiliepimo į žmonių skambučius klausimą. Tam mes galim skirti iš tikrųjų resursų. Dar jūs norėjot, jo nereplikavo. Noriu pasakyti, kad mūsų gydymo įstaigų Panevėžio būtent tai ir patys vadovai stengiasi ir ieško universitetuose studentų, kurie galbūt galėtų atvažiuoti ir dirbti Panevėžyje, jeigu normalus santykis yra su savivaldybė, su administracija. Ir dabar būtent apie aukštąjį mokslą VKTU filialas Panevėžyje taip pat išsirinko naują tarybos pirmininką ir jau kalbėjomės apie tai, kokia turėtų būti savivaldybės, koks indėlis turėtų būti ir ar jis bus, tai vėlgi darybų klausimas. Tada vėl turim aukštąjį mokslą ar ne. Gerai, baigiam ratą. Vėlgi, kas ką norėjo galbūt dar pasakyti, galbūt bus proga atsakant į kitą klausimą arba į kitus klausimus. Paminėjo Algimantas ir šiaip dažnai politikai mini žodį skaidrumas ir dažnai taiko tai oponentams, bet ne savo. Tai klausimas paprastas, nuo Sauliaus pradėsiu. Sauliau, lėšos rinkimams. Yra įstatymas, yra tvarka, jinai kritikuotina, jinai galimai taisytina. Galimai tobula, ne man spręst. Jūs kiek galite rinkėjams dabar, kurie jums žiūri, pasakyti, kaip jums sekasi su biudžetu, iš kur lėšos ateina jūsų kampaniją, kokios sumos ir kaip leidžiat? Aš, kadangi susidūriau taip rimtai su rinkimų įstatymu pirmą kartą, tai iš tiesų man kažkaip net turbūt nepavyks nusižengti įstatymui ir iš tikrųjų tos lėšos, tokios nedidelės lėšos ir jos pakankamai skaidriai ateina į sąskaitą, aš nežinau, kur ten galima būtų nusižengti. Taip, kad aš taip ir asmeniškai aukoja žmonės, tie, kurie prijaučia, sakykime, mūsų pažiūroms, socialdemokratų pažiūroms, yra tam tikros procedūros, kaip gali paaukoti ten ar partijos skyrius, ar sakykime, partijos vadovybė, centrinė vadovybė kažkiek tai skirti lėšų. Tai čia aš nežinau, ar galima būtų kaip tai nusižengti. Tai čia nebent kalba eina apie kokius tai verslus ar ką ir didelis sumas ir visą kitą. Aš nemanau, kad šitoj rinkiminėje kampanijoje kažkokias tai didelės lėšos galima sugeneruoti, tuo labiau, kad tai neeiliniai rinkimai. Tai aš nežinau, man šitoj plotmėje kažkaip tai nebuvo. Sumą neįvardinsit? Nežinau, ar čia dėrėtų, bet... Tai vieša ar ne vieša informacija? Vieša tai čia, Galit pasakyti? Apie 9 000 eurų, tai tiek kiek. Jūs, Loreta, kaip? Ačiū. Tai taip pat visos lėšos, kaip ir visur, yra atskirtos, mūsų lėšos gal pačios yra mažiausios, mes esam komitetas, tai yra atskirtos rinkimams lėšos skirtos ir taip pat yra mūsų komiteto kiekvienas narys tiesiog teikia kažkiek tai lėšų, komiteto yra numatyta suma. Tai tokios lėšos mūsų labai yra nedidelės, gali investuoti kas prijaučiantis, bet čia laisva valia ir kiekvienas apskritai į tuos rinkimus, nieko nereikalaujam, iki 11 000 turim, tai taip ir išsiversime. Apie tiek ir turit. Taip, apie tiek turim ir aišku, galim rinkti daugiau, bet... Kaip Algimantai jūs? Užteks. Tai iš tikrųjų pagal įstatymą fizinis asmuo gali aukoti iki 60 eurų, kiti daugiau gali aukoti, kurie yra deklaravę lėšas. Tai šiuo atveju juridiniai asmenys neaukoja man jokių lėšų ir negali aukoti.
Tai esu surinkęs virš 9 000, 3 000 davė partija, 3 000 įnešiau pats ir kiti asmenys suaukojo iki mano paminėtos sumos po 60 eurų. Aukoja mano klientai, žmonės, kurie ateina, žmonės, kurie nori, kad aš būčiau išrinktas meru ir iš tikrųjų atėję sako, aš paaukojau tiek ir tiek, vat, advokatė jums, būkit geras meras, esat geras advokatas, būsit geras meras. Čia tie klientai, kuriuos apgynėt? Nebūtinai. O visi, kuriuos neapgydėt? Šitos, kad sėkmingai apgynėt. Ar aukoja tie, kurių neapgydėt? Aukoja iš tikrųjų visi, kurie mane pažįsta, pusę bylų laimėsi, pusę praloši, tokia statistika. Taip, teismai priima nuosprendžius neteisingumą, nebūtinai teisingumą. Prašau, Ignai. Na tai nepaslaptis, rinkimai nėra pigus dalykas ir iš tikrųjų kainuoja tiek rinkiminė medžiaga, tiek internete reklama, tiek žiniasklaido. Ir matyt, čia yra mūsų demokratijos kaina, diktatūrose rinkimai pigiau kainuoja, tai pas mus tie rinkimai kainuoja. Mano visos pajamos rinkimams yra viešai deklaruotos VRK puslapį. Nepaslaptis, didžiausia dalis yra partijos paaukota šiandienai 14 000 eurų, yra ir mano paties asmeninių lėšų paaukota 1500. Jeigu matysiu, kada rinkimų kampanijai to reikia tikrai ir dar asmeninių paaukosiu savo lėšų. Man tai ne pirma kampanija ir Seimo rinkimuose dalyvau ir tikrai paaukojau tiek pat savo kampanijai iš savo asmeninių sutaupytų lėšų, kiek mačiau prasminga, kad pasiekti gyventojus, kad gyventojams perduoti savo žinią ir perduoti tai, kas man atrodo svarbu. Ir kokia suma galutinė? Tai šiandien, jeigu 14 plus 1,5, tai 15,5. Gali būti, kad dar yra ir daugiau tų pavienių mažų, ko aš tiesiog, prieš ateidamas nepatikrinau, kiek šiandien išdininkai yra įskaičiavusi. Gerai, ačiū. Solveiga, jūsų? Mano rinkiminiai sąskaito yra 1180 eurų, vakar bent jau tiek buvo. Man yra negėda pasakyti, kad mes turim tik tokią mažą sumą, todėl kad nebūtinai politikas turi turėti kalną pinigų ir tada aš keliu klausimą, jeigu neturi pinigų, neik į politiką. Kiek reikėtų savų pinigų įdėti ir kaip yra iš vis teisinga, kaip sako, šioje sistemoje, kokia ta tvarka būtų teisingiausia. Kadangi praeitais metais buvo 3 rinkimai, tai mūsų partija dalyvavo visose pirmą kartą ir ta dotacija buvo valstybės skirta tikrai nedidelė, tai visos tos sąlygos lemia, kad pinigėliai yra maži, aš ir pati dėjau ir nežinau, kai bus kovo 3, kai bus laida transliuojama, kokia bus ta suma, nes viską bandom patys iš savęs, partija sumokėjo užstatą 2018 eurų. Tai va. Gerai, dėkui. Solveiga, replikų, diskusijų ta tema nėra norinčių. Solveiga, toliau tęsim su jumis. Vienas svarbesnių klausimų, gal ir buvo paminėtas šitoje diskusijoje, dabar aš nefiksavau, neprisiminsiu, bet nebejoju to, kad darbo vietų kūrimas turbūt yra viena esminių bet kurios valdžios funkcijų. Kaip žadate tą daryti, jeigu tapsite merę? Darbo vietų kūrimas tai yra verslo skatinimas. Pirmiausia, laisva ekonominė zona Panevėžyje. Kiek mes jos turim, kiek šiandienai reikia ją plėsti ir žinau, kad savivaldybė tą daro, kalbasi su vyriausybė. Taip pat įvairiausios platformos ar Investuok Lietuvoje, ar regionų plėtros politika numatyta 22-30 metų programa. Tai įvairios tos programos, ES lėšos, tai visą tai, jeigu sukuriam patrauklę zoną pas mus Panevėžyje, bendraujam su verslu, turim santykį, tai manau, visą tai tada ateina, o jeigu sėdim užsidarę savo kabinetuose, tai tada nėra tie keliai atviri. Tai aš tą santykį turiu sukūrus ir manau, kad tai tikrai padėtų tęsti, kurti naujus verslus Panevėžyje, prisikviesti tiek Lietuvos, tiek užsienio investuotojus ir tai atsirastų to, ko reikia šiandieną mums. Ignai, prašau. Čia paminėta buvo laisvoji ekonominė zona, tai ne faktas, tai yra nepaslaptis, kad jinai yra visiškai užpildyta 100% šiandien ir dar 10 hektarų yra nuo jos norėšta, kad būtų Rail Baltica galima pravažiuoti. Viskas gerai su Rail Baltica, bet įstatymas leidžia tos 10 hektarų grąžinti.
bet šiandien dienai tie 10 hektarų dar negražinti ir mes nematom iniciatyvos ir iš savivaldos, kad užsimti tų 10 hektarų gražinimu, nes dėl to mes prarandam grubiai kokius 2 projektus, kas gali kainuoti apie kokius 500-700 darbo vietų priklausomai nuo to, kokia tipo įstaiga būtų. Tai man atrodo, čia iniciatyva iš mero dirbti su nacionalinė valdžia yra be galo svarbi, nes būtent tų lezų reguliavimas yra nacionaliniam lygiai, bet man atrodo, kad čia meras turi eiti su Seimo nariais ir kalbėtis. Planuojam taip dabar naują lezą, bet jis būtų jau Gustonyse 100 hektarų, tai jau būtų ne Panevėžio miestas, jau ne Panevėžio miesto teritorija, bet tai irgi yra reikšminga. Bet yra ir kitų daugybė problemų, pavėžėjimas darbuotojų ir pati rimčiausia problema yra kvalifikuoti specialistai, iš kur mes gausim inžinierių. Mes turim dirbti su aukštuoju mokslu mieste, sukurti aukšto mokslo hubą, kad turėtume inžinierių šitam mūsų verslui. Dėkui, Algimantai. Iš tikrųjų, kalbant apie darbo vietų kūrimą, tai reikia atsiminti tai, kad šiuo atveju savivaldybei yra perduota žemės tvarkymo funkcija. Tai miestas turi žemę, turi ją suteikti verslui, kad galima būtų statyti fabrikus, statyti pastatus, kurti darbo vietas. Reikia skatinti gyvenamųjų namų statybą būtinai Panevėžyje, iš tikrųjų yra didžiulis trūkumas. Mes turim satelitinius rajonus, iš kur gali atsikelti gyventi gyventojai. Turim savo kolegiją, kurioje reikia ruošti specialistus toms investicijoms, kurias pritrauksim, reikia kalbėti su verslininkais. Pirmiausia, kalbėti su verslininkais. Mes turim lezę pavyzdžių, kada yra valstybė davusi dotacijas būtent verslui. Ir būtent su verslininkais, bendraudami su centrinėm institucijom, pateikdami verslininkams skatinimo procedūras, mes pritrauksim daug darbo vietų. Loreta, prašau. Tik noriu pasakyti gerbiamam Ignui, kad iš tiesų jau antra lezo teritorija yra numatyta ir kalbam ir su vyriausybė ir ji tikrai bus. Dėl kito dalyko taip pat pritariu Ignai, kad ne tik inžinierių darbuotojų mums reikia, taip inžinierinės krypties ir tai taip pat daroma, nes iš tikrųjų ne vietų problema, bet pačių darbuotojų nėra ir verslas suskubo tai sakyti ir prieš keletą metų jau kalbėjom ir su stambių mūsų įmonių direktoriais apie tai ir dėl to ir kūrėm inžinerinę gimnaziją. Verslas labai padeda, iš tiesų nuo darželio pradedam, Lego perka ir žaidimus, taip pat laboratorijas ir įrengia verslas, nes mes tikrai turim tas jungtis ir labai didžiuojamės mūsų verslininkais, kurie labai įsijungia į švietimą. Dar turi 10 sekundžių. Turėtum minėti, kad tai tiesiog aš ir noriu pasakyti, kad tikrai viskas vyksta ir tikrai dėkoju verslui, kuris labai, ir mes verslininkus taip pat, jie prisideda prie kultūros sporto renginių ir tada mažinam mokesčius jiems, nes 24 net verslo didelės įstaigos finansavo šiais metais, na ir ne tik šiais metais renginius. Sauliau, jūs? Aš manau taip, kad darbo vietų kūrimas tai yra 2 krypčių. Viena, tai turbūt daugiausia darbo vietų turi sukurti stambusis verslas. Tai kaip čia buvo paminėta apie laisvą ekonominę zoną, ten turėtų būti sudarytos sąlygos, kad ten galėtų įsikurti stambaus kapitalo įmonės ir iš tikrųjų ten matyti daugiausia bus darbo vietų sukurta. O antra kryptis tai yra smulkaus verslo skatinimas ir sudarimas sąlygų, kas turbūt daugiau priklauso čia nuo savivaldybės požiūrio į smulkaus verslo vystymą. Aš galvoju, kad iš tikrųjų šitom 2 kryptim einant, ko gero, mes pasiektume kažkokį tai teigiamą rezultatą. Kitas dalykas, aišku, reikalingas specialistai. Specialistai ruošiami be abejo mokslo įstaigose ir mes turim dėję tik tai filialą aukštosios universitetinės mokyklos, tai čia žinoma nepriruošime tų specialistų įvairių krypčių, tačiau pasikvies jaunų specialistų iš kitų miestų, atsižvelgiant į struktūrą stambaus verslo įkurtų įmonių arba kad ir kai kuriais atvejais ir smulkaus verslo atstovų, matyt, kad reikėtų vis dėlto galvoti ir apie tai, kaip pasikviesti daugiau ir sudaryti sąlygas jauniems specialistams atvykti. Buvo norinčių replikuoti, Loreta, prašau. Aš tik tai noriu replikuoti, kadangi buvo paminėtos, kad gatvės ne visos sutvarkytos, tai pirmiausia ir žiūrim, kur yra infrastruktūra pritaikom, kur yra lezo teritorija aplinkui, kad būtų patogu ir dviračių takai, ir kad galėtų ir vienaip ir kitaip atvažiuoti. Taip pat į pagrindinės gatves. Pirmiausiai pagrindinės, kur tikrai ir Via Baltica ir kur daugybė buvo protestų prieš vieną ar kitą gatvę.
Dar porą sekundžių yra. Tai ir noriu pasakyti, kad iš tiesų viską darom, kad tik tai tų gatvių ir šaligatvių ir dviračių takų ir jau esam gavę apdovanojimus už tas investicijas. Ačiū. Primenu, kad signalas yra pabaigti mintį dar iki 10 sekundžių. Algimantai, jūs norėtumėte? Tai kalbant apie laisvą ekonominę zoną, reikėtų atkreipti dėmesį, kad miestas ir rajonas yra pasirašę sutartį dėl zonos steigimo rajono teritorijai. Tačiau reikia kelti principingą klausimą ir matyti atėjo tam laikas, kad miestui šalia Lezo būtų suteiktos rajono teritorijos. Šitą klausimą reikia gvildenti ir su rajono savivaldybė. Šitas klausimas yra aštrus, turim iš tikrųjų padaryti didžiulį hubą ir tam reikalingas vienas šeimininkas. Dėkui, Ignai. Na, mes iš tikrųjų dabar daug kalbam apie ir verslo pritraukimą, ir lezus, ir visą tai gerai, bet kas iš tikrųjų yra sudėtingiausia ir kas bus bet kuriam, kuris iš mūsų bus mero sudėtingiausia, tai kad per paskutinę kadenciją vyriausybei, dėja, na, ir konservatoriai buvo toje vyriausybėje, bet liberalų valdoma aplinkos ministerija iš tikrųjų tiek sugriežtino statybos reikalavimus, kad šiandien dienai verslui reikia vietoj 9 mėnesių 3 metų, kad gautų statybos leidimą. Ir mes praradom vieną pagrindinių privalumų savo mieste turėti įmonės dėl to, kad pas mus statybos leidimų. Tai čia mano kaip mero, jeigu aš bus išrinktas meru, bus vienas pagrindinių uždavinių - belsis į aplinkos ministeriją, į Seimą, kad šitie reikalavimai būtų sumažinti ir kad mes vėl galėtume per 9 mėnesius gauti statybos leidimą. Bet jūs ir buvot valdžioj. Taip, tai sakau, dėja, mes padarėm klaidą, kad leidom liberalams iš tikrųjų sugriežtinti. Ir aš, Supratot tą klaidą, kad jie darot? Ar tik vėliau supratot, kad dėja, tai klaida? aš, kadangi švietimo ministerijai buvau, aš supratau šitą klaidą dabar, bendraudamas su verslininkais ir, na, kaip čia, ir man negėda pripažinti klaidos, kurią padarė mūsų partija. Tai čia tikrai yra, man atrodo, svarbus sprendimas ir su Laurinu Kasčiūnu partijos pirmininku kalbėjom, kad tikrai šitą reikia atstatinėti ir šitus perdėtus reikalavimus nuimti verslui. Gerai, ačiū. Jūs norėjot, Saulė, nenorėjot replikuoti. Tai visi replikavo, kas norėjo. Turim po vieną replikos teisę, primenu. Einam toliau. Gerbiamas Sauliau, buvo paminėta biurokratija. Čia irgi tikrai kažkas iš kandidatų apie tai kalbėjo, kad tą biurokratiją mažintų. Tai konkrečiai, tarkim, jeigu jūs nebent manote, kad nereikia mažinti, bet jeigu manote, kad reikia mažinti, tai kaip konkrečiai jūs tai darytumėt? Na, žinoma, kad biurokratiją reikia mažinti, bet kuriais atvejais. Visi tą sako, tą daryt? O kaip tai daryti? Nu, tai paprasčiausiai, ko gero, visų pirma reikia į tas pozicijas, kurios lemia tą biurokratijos atsiradimą, paskirti konkursų turbūt būdu kompetentingus darbuotojus. Nes dauguma tų biurokratinių kliūčių atsiranda dėl kompetencijų stokos, bet kuriame reikale. Tai kada pradedama abejoti, kada nežinoma teisinių aktų, tokių dalykų, kurie aiškus, turėtų būti aiškus tiems specialistams, kurie dirba konkrečiai kažkurio tai srityje, tai iš to ir atsiranda dažniausiai ta biurokratija. Be abejo, reikėtų dargi peržiūrėti, aš dabar čia taip greit nepasakysiu, bet tačiau matyt, kad teks diskutuoti ir su dabartinė šalies valdžia, kaipgi ten vis dėlto kai kurios teisės aktus, kaip čia buvo irgi paminėta, kad iš tikrųjų vertėtų pakeisti taip, kad iš tikrųjų sumažinti tą biurokratinę naštą. Visuomet biurokratinė našta atsiranda dėl kažkokių tai baimių, kad kažkas tai gali kažką tai neteisingai pasielgti, o tos baimės dažnai būna perdėtos. Dėkui. Loreta, prašau. Tai aš taip pat manau, kad pirmiausia nuo savęs pradėkime, iš tiesų turi atsirasti, pavyzdžiui, vieno mygtuko paspaudimas, kad kaip ir tvarkau Panevėžį, kad nereikėtų žmonėms labai vargti, o tiesiog paspaudus iš karto atsiranda atsakymas ir žmonės reaguoja, kad nereiktų vaikščioti, kalbėti, nesakau, kad nereikia susitikti, bet tokių paprastų dalykų. Taip pat ir įstatymai, jeigu išleidžiami, tai paskui vieniems galioja statybos įstatymas, kiti su juo nesusipažinę ir užtrunka ir visi projektai. Tuomet tai reikėtų susikalbėjimo ypatingai ministerijose, kad jeigu leidžiam įstatymą, jisai turi kažkaip būti suderintas su visoms institucijoms, kad tiesiog derėtų tarpusavyje. Dėkui. Algimantai. Biurokratija savivaldoje tam tikram laipsnėje turi išlikti, tai yra savivalda, kur vyksta viešasis administravimas. Ir iš tikrųjų valdininkai turi daryti tai, kas yra parašyta, ką jie gali daryti. Visų pirma, biurokratijos mažinimą, aš įsivaizduoju, tai asmeninės atsakomybės nustatymą, asmeninės atsakomybės didinimą, atskaitingumo didinimą, reikalavimą, kad būtų tiesiogiai vykdomos funkcijos, atgalinio ryšio buvimo tarp to, kaip žmonėms yra teigiama paslauga ir
kaip tas rezultatas yra pasiekiamas, kaip žmonės į tai reaguoja. Vat visi šitie dalykai yra labai svarbus, mažinant biurokratiją. Vėlgi aš sakau, reikia sudaryti tokias sąlygas, kad valdininkas išgirstų žmogų. Vieno langelio principas yra gerai, bet matyt, būtinas yra atgalinis ryšys. Būtina atsekti visą grandinę tarp žmogaus pageidavimo ir priimto rezultato. Ignai, prašau. Tai tikriausiai bus ir replikos teisė, tai man įdomu, kodėl kolegė Loreta iki šiol dar nėra padarius to vieno mygtuko, apie kurį kalbėjau 10 metų savivaldai. Palaukit, paskui per repliką. Gerai, ačiū Loreta. Tai va, tas yra labai įdomu, bet kitas dalykas, matyt, kai kalbam apie biurokratiją, tai pirmiausias ir svarbiausias dalykas, reikia išmokti kažkaip mylėti ir gerbti žmogų, kurio tu veiklą reguliuoji ir iš tikrųjų pasistengti, kad nebūtų tų perteklinių dalykų. Aš kaip tarybos narys visą laiką, kiek tik ateidavo tų sprendimų, visą laiką matau juose perteklinę biurokratiją. 500 eurų mokyklai mokinių projektui, bet mokykla tiek ataskaitų turi pateikti, kad nežinau, ar to žmogaus darbo užmokestis nesudaro didesnės sumos negu tie 500 eurų. Ir tokių pavyzdžių savivaldybė yra pilna, kai mes persistengiam su popieriais, kai persistengiam su visokiom lentelėm ir panašiai. Tai pirmiausia, matyti reikia ir savivaldos darbuotojai turi išmokti ir pakeisti tą požiūrį, bet šitas požiūris ateina nuo vadovo. Kaip žuvis pūna nuo galvos, taip ir geri dalykai prasideda nuo galvos, tai mano čia ir bus vienas iš tų pagrindinių dalykų - kalbėti su savivaldybės administracijos darbuotojais apie tai, kad žiūrėkim, kaip padaryti žmogui paprasčiau. Atsisėdam į jo batus, į jo kasdienybę ir galvokim, tai jis atėjo į darbą, jam yra tiek laiko kažką padaryti, ar jis galės užpildyti tokias lentelės ir pateikti tokias ataskaitas. Ačiū, Solveiga. Biurokratija reikalinga kam? Turbūt dėl to, kad daugiau galėtume sukontroliuoti visų procesų, ar ne? Ir manau, kad čia turėtų būti, kaip ir minėjo kolega, daugiau kompetencijų, bet ir to tarp institucinio bendradarbiavimo, kad visi susitartų ir kalbėtųsi, kur sistemos nesuveikia ir biurokratija yra viena gyventojam, kita verslui, trečia valstybiniam sektoriui. Tai visi susiduriam skirtingose platformose. O aš, tarkim, priklausau nevyriausybinio organizacijų tarybai mieste ir mes darėm apklausą, kodėl neteikia projektų, nerašo nevyriausybininkai. Todėl, kad susiduria su didelė sunkia ataskaitų našta, tada kalbamės, ar reikalingi mokymai, reikalinga projektų užpildymo kažkokia mokymų platforma. Tai žmonės vengia teikti projektus vien dėl tų biurokratinių dalykų. Replikos? Pasakyti, kad nevyriausybinės organizacijos gauna mokymus kiekvienas prieš kiekvieną projektą. Yra problema tikriausiai ta, kad reikia dabar surinkti, jeigu tu teiki projektą, reikia surinkti tam tikrą žmonių skaičių, kuris pritars tavo projektui. Tai galbūt tai yra šitai. Bendruomenės tai daro, gal tai yra pasunkinimas, bet jeigu rengiam projektą, jis turi atitikti žmonių lūkesčius. Dar galiu pasakyti, kad ir to vieno paspaudimo dėl biurokratizmo, tai iš tikrųjų yra tvarkau Panevėžį, tas mygtukas yra iš karto atsidarai savivaldybės puslapį ir ten yra mygtukas ir galima paspausti, didelis toksai nuoroda tvarkau Panevėžį vadinasi, tai reikėtų pasižiūrėti. Jo, o apie kitą tai vieno langelio principas, o atsakymai tai tikrai visi žiūrimi, taip nėra taip, kad žmogui neatsakytume. Ignai norėjot? Jo, tai aš vis tiek noriu kažkaip pareplikuoti, kad, pavyzdžiui, netgi paprastas praktinis pavyzdys. 3 amžiaus universitetas teikia paraišką savivaldybės projektui, kablelį netoj vietoj padėjo ir gavosi, kad procentinis prisidėjimas buvo per mažas ir dėl to atmetė jo paraišką. Kablelis viską lemia. Kablelis viską lemia, bet žiūrėkit, tai kokia mūsų biurokratija. Mes užuot pasakę, žiūrėkit, kolegos, jūsų savarankiškas prisidėjimas per mažas, pasitaisykit, mes atmetėm jų paraišką. Tai gerai, kad mes per metus sugebėjom rasti būdą pasitaisyti ir dabar gražinti po administracinio teismo. Tai 3 žodžius galit. Galiu tik pasakyti, iš tiesų tikrai labai padėjom. Taip buvo, bet iš tiesų ištaisėm patys, prašėm, kad iš tiesų pasitaisyti galima. Buvo, bet išsitaisėm. Ir paskui mes tarybai pakeitėm tvarką, kad būtų šitas sumažintas. Tai tarybai taip. Neatimėkim laiko iš kitų, turi laiko būti po lygiai. Jūs replika? Ta biurokratija tokia nepagrįsta visiškai. Tai aš neseniai čia kaip tik teko susitikti su neįgaliųjų viena organizacija. Taip, iš tikrųjų, iki ašarų vadovė davesta po to, kai jai atmetė paraišką vien dėl tokių kažkokių tai smulkių dalykų ir tie neįgaliųjų ta organizacija prarado labai nemažai pinigų. Tai iš tiesų dėrėtų visuomet įvesti kokį tai instrumentą, kuris galėtų tas, reiškia, tokias klaidas galimybę pasitaisyti. Nes labai skausmingi dalykai po to būna. Taip, prašau.
Tai šiuo atveju, kalbant apie biurokratijos mažinimą, matyt, yra daug nesusikalbėjimo. Tai tą nesusikalbėjimą reikėtų taip pat nustatyti per tam tikras procedūras. Matyt, yra smulkus klausimai, kuriuos galima išspręsti paprastais susitarimais, kad jeigu yra kažkoks tai projektas, kuris turi trūkumų, yra nustatoma galimybė tuos trūkumus taisyti, nustatomas laikas. Labai paprastas dalykas, viskas sprendžiama. To dabar nėra? Reikia žmogiškai tai daryti. Matyt, dabar nėra. Nėra, ne visur, ne visur. Suprantu, yra, bet ne visur. Taip. Solveiga, jūs norėjot repliką? Viską mes pakalbėjome. Viską pakalbėt. Gerai, tai dar ne viską, nes tikrai dar turim gerą pusvalandį, beveik valandą kalbam. Solveiga, į jūs žiūriu. Turbūt nėra įstaigos, nėra įmonės, labiau, sakykime, kalbu apie viešąjį sektorių, apie parduotuvės, apie prekybos centrus, apie kavinės, restoranus, degalinės, kur nepakilo kainos. Ar ne? Lengviau būtų rasti vietą, kur nepakilo, negu ten, kur pakilo. Maisto taryba šita valdžia ketina. Jau įkūrė beje, jau pradėjo darbą maisto taryba. Tikėtina girdėjot apie šitą žodžių derinį. Suprantat, ką darys maisto taryba? Aš žinau šitą žodžių derinį, bet, sakiau, kolegų klausiu Seime arba prašysiu to projekto, kad galėčiau įsigilinti. Tai nežinau, ar yra tiek teisinga, ar kiek yra sąlygų ir kokie kriterijai yra vertinimo to maisto tarybos, kokie darbai. Kainų kilimo, taip sakant, reagavimas į kainų kilimą. Kiek tai galima apeliuoti į verslą ir kaip tą galima sureguliuoti. Aš geriau būčiau linkusi kalbėti apie tai, kaip daržovėms padaryti mažesnį pridėtinės vertės mokestį ar ne, negu dabar kainų taryba. Tai pradėkim reguliuoti, gal nežinau, kiek kavos išgeriam per dieną, kas sveika. Aš taip atsargiai, tai nenoriu to vertinti kaip... Tai ir jūsų valdžia. Kaip dabar atsakyti... Demokratai yra koalicijoje. Taip, kaip atsakyti tiksliai aš asmeniškai, kaip tai vertinu, tai to negaliu atsakyti nei taip, nei ne, nes nesu į tai pilnai įsigilinus. Kaip Ignas mato, supranta? Apie sveikatos ir išminties šitiems žmonėms priiminėjantiems sprendimus, nežinau, ką jie nuoširdžiai ten darys, bet ką bedarytum, mano tik tai vienintelis prašymas, nesugriauti to, kas yra veikiantis ir nesugadinti verslam gyvenimo. Natūralu, kad kainos yra šiaip sudėtingas dalykas ir maisto kainos aš pritariu. Tai tikrai nėra taip, kad viskas būtų tik tai grindžiama tik tai kažkokiais ekonominiais dalykais ir kad tik tai verslas nori daugiau pajamų. Tai matyti, ten yra sudėtingi procesai, tai aš linkiu išmintingų sprendimų šitai tarybai, jeigu šita taryba veiks ir kad iš tikrųjų pagerėtų žmonėms nuo to kažkas. Dėkui, Algimantai. Aš tai nežinau, turbūt pavadinimas ne viską sprendžia, reikėtų žiūrėti į tikslus. Ar tikslas yra socialinės atskirties mažinimas? Jeigu tikslas yra socialinės atskirties mažinimas, tai visiems vienodai kainų reguliavimas to tikslo visiškai nepasieks. Tai mano galva reikėtų socialinės atskirties mažinimo klausimą spręsti ne per kainų suvienodinimą visiems gyventojams, o dėl paramos socialiai jautriems asmenims teikimą. Tie, kurie negali dirbti ir užsidirbti. Ne tie, kurie turi pinigų, ne jiems reikia mažų kainų, o mažų kainų reikia tiems, kurie neturi už ką nusipirkti. O kaip atskirti tuos, kurie yra socialiai jautrus, nuo tų, kurie turi pinigus. Tai akivaizdu, kad pagal pajamas matyti reikia dotuoti tas, kas mažiau uždirba, kas turi šeimas didelės. Va šitaip klausimą reikia spręsti, o ne kainų mažinimo pagrindu. Dėkui, Loreta, kaip jūs supratot, ką veiks maisto taryba? Iš tikrųjų, kolegai pritariu, bet manau, kad reikėtų susitikti ir su verslo bendruomenėm, ir su kitom bendruomenėm ir galima kreiptis į savivaldybių asociaciją ir šitą problemą spręsti plačiau ir greičiau, tikriausiai. Tiek jūs norit pasakyti? Taip, tik tiek norėčiau. Bet iš principo pritarėt steigimui, iniciatyvom? Taip. Kad to reikia, kad reikia kažkokia diskusijos reikia tikrai būti, kad laisva rinka negali būti visiškai laisva, kad jinai turi būti kažkiek tai prižiūrima, maždaug tokia mintis yra. Aš tikrai nesu specialistė, tai manau, kad reikėtų įsiklausyti specialistus ir priimti sprendimą. Aš nesu tos greities specialistė, tai pripažįstu, kad nesu įsigilinus. Gal kitaip paklausiu, sutinkat, kad kainos kyla? Ar valdžia turėtų kažką daryti, ar ne?
kyla ir atlyginimai, tiesą pasakius. Tai va, kiek kyla tos kainos? Reikėtų labai įsiklausyti ir pasižiūrėti, sakau, plačiau. Aš bijau čia dabar pasakyti taip ar ne. Žiūrint, kiek pakilo atlyginimai ar ne pakilo atlyginimai. Bet taip pat, jeigu kaina tiek pakilo, kiek atlyginimas, jeigu daugiau pakyla, tai žinoma, tai yra problema. Tai yra problema žmonėms. Socdemai iniciatoriai šitos maisto tarybos, tai jūs galėtumėt geriausiai turbūt paaiškinti. Žinoma, aš neišnagrinėjęs ten iki pat pagrindų, tačiau aš matau statistiką. Iš tikrųjų, galybė žmonių tikrai stokoja maisto. Kodėl jie stokoja maisto? Todėl, kad jiems trūksta pajamų jam įsigyti. Matyt, dėl to, ne dėl to, kad jie ten iš vis... Žinoma, tų priežasčių įvairiausių yra. Bet aš susidūriau visai su elementariu dalyku. Išvyšęs dabar net nežinau, kuri čia dabar valdžia pakeitė tą reiškia, maisto galiojimo laiką, tačiau iš tikrųjų dabar vienoje įstaigėlėje būdamas aš sužinojau, kad jie jau nebegauna to maisto, reiškia, kuris reiškia, tad jo galiojimas eina į pabaigą. Anksčiau gaudavo, dabar nebegauna. Dabar gauna labai ribotai, labai mažai ir matyt, kad čia iš to uždirba, ko gero, verslas. Tai va tokių visokių paradoksalių situacijų susidaro ir matyt, kad ta maisto taryba, aš tikiu, kad jos tikslai yra geri ir ko gero padės tiems labiausiai pasiturintiems žmonėms kažkaip tai visgi išgyventi šitame rūšiame pasaulyje. Dėkui. Replikų buvo, mačiau, Algimantai. Liberalų sąjūdis yra prieš kainų reguliavimą, iš tikrųjų nuosekliai pasisako už laisvą rinką, tačiau su tam tikromis išimtimis. Negali būti nereguliuojamos kainos tiems monopolistams, kurie teikia vieninteliai prekes į rinką. Ir kitas dalykas, kad liberalų sąjūdis nuosekliai pasisako už tai, kad turi būti kompensuojami praradimai mažiausiai pajamas gaunantiems asmenėms. Tokia yra mūsų pozicija. Dar kas replikos iš šitą temą? Tęsiam mūsų klausimus atsakymus. Gerbiamas Sauliau, nuo jūsų irgi dažnai skamba žodis nepotizmas savivaldos rinkimų kontekste, merų rinkimų kontekste, na ir Lietuvos, ką čia slėpti rinkimų kontekste, Seimo. Visokių atvejų. Klausimas paprastas. Ar matote nepotizmo apraiškų Panevėžio valdžioje? Jeigu taip, tai kokių? Taip, matau. Deja, bet matau. Čia, žinoma, negalėsiu aš dabar asmenų išvardinti ar kokias tai srities konkrečios išvardinti. Tačiau, būtų įdomiausia galbūt, bet vis tiek yra asmens duomenų apsaugos įstatymas, ar aš negaliu, kažin kaip tai skelbti kažkaip, bet iš tiesų yra galbūt nėra labai paplitę. Tai vieši asmenys gali skelbti. Nėra tai labai paplitę, tačiau yra. Tai čia, matot, dažniausiai ir būna viešieji asmenys su neviešaisiais asmenim, tai čia tokios apraiškėlės yra ir jos gaila, bet yra ir jų tikrai reikėtų kažkaip tai jas išgyvendinti, kad jų čia tikrai niekiek nebūtų, nes tai labai gadina įvaizdį savivaldybės kaip valdžios institucijos. Tai be abejo. Ir iš tiesų tas nepotizmas galbūt nėra čia įsišaknyjęs ir kažkaip tai paplitęs, galbūt, kaip sakoma, kitos savivaldybėse smarkiau, bet tokių apraiškų dėja yra. Kaip Loreta mato? Yra, nėra? Sunku man pasakyti, nes iš tiesų tarybos narė buvau 2 kadencijas ir tik tai metus laiko dirbau vicemerė. Ir dabar patarėja, tai man sunku, tai kažkaip noriu žiūrėti taip per tiesiog savo žvilgsniu, tai tikrai niekada to nedaryčiau. Tai aš įsivaizduoju, kad neturėtų būti. Tikrai, kaip pritariu, kad neturėtų būti niekur. Visur turi būti skaidru ir tokių apraiškų neturėtų būti. Tai aš kol kas, kadangi žiūriu savomis akimis, jų nematau. Ir dirbu su administracija, taip jų nematau. Bet, sakau, negaliu garantuoti, kad jų ir nebuvo ar kaip nors kitaip. Tikiuosi, kad nebuvo. Kitaip tariant, jūsų žiniomis nėra? Taip, mano žiniomis nėra. Jūs esat valdžioj? Taip. Jūs esat valdžioj ir sakot, kad nėra tokių apraiškų. Bet aš negaliu garantuoti, kad jų nebuvo ar kaip nors, sakau, tikrai. Dabar aš matau. Jūs tiesiog nežinot. Arba aš noriu pasakyti. Taip, gali būti, kad aš nežinau, bet aš pati taip tikrai niekada nesielgčiau ir kitų neskatinčiau. Algimantai, kaip jūs matote? Savų protegavimas turbūt viena yra iš ydų, kada užkertamas kelias asmenims
turintiems kompetencijų patapti ir vadovais. Be jokios abejonės tai daroma žala ir savivaldai. Kiek žinau, kažkas ten patapo iš buvusių direktorių vienos iš stambiausių Panevėžio įmonių vadovų, tai ar tas atšalimo laikotarpis buvo pakankamas, nežinau, tačiau yra tokių faktų. Mūsų be jokios abejonės rinkimų programai ir Liberalų sąjūdžio ir mano asmeniai rinkimų programai buvo aiškiai atskleista, kad tokių dalykų mes neproteguosim ir nei vienas iš asmenų, kurie bus skiriami į postą, nebus skiriamas kaip kitaip, kaip tik pagal savo kompetenciją ir gebėjimus. Tai yra mūsų principinis dalykas. Bus Loreta replikos, šiek tiek vėliau. Ignai. Na, vis tik reikia kalbėti ir apie dramblį kambaryje, kad ir kaip bebūtų, tai klausimas, kodėl mes čia šiandien esam susirinkę ir kodėl mes čia šiandien sėdim. Nebereikal yra pirmalaikiai mero rinkimai ir akivaizdu, kad kažkas buvo ne taip. Ir ne tai, kad kažkas, o akivaizdu, kad yra teismo sprendimas, kuris pripažįsta, kad ne viskas savivaldoje buvo tvarkoje ir ne viskas buvo teisinga ir ne viskas buvo skaidriai pagal reguliavimą padaryta. Tai tikrai, ką ir kolegos sako, tų atvejų yra įvairių, kai administracijos direktorius patampa įmonės vadovu, kurioje daugiau nei pusę akcijų valdo Panevėžio miesto savivaldybė. Yra atvejų, kai nežinau, yra dabar ir labiau sofistikuotų atvejų, sakykime, kai parengiam kažkokią programą, bet ta programa, pasirodo, tinka tik vienai organizacijai. Pavyzdžiui, tarkim, turim futbolo plėtros programą. Tai man klausimas kyla, kodėl tą plėtros programą gali atitikti tik vienas iš 2 klubų, kad Panevėžys gali atitikti, o Ekranas negali atitikti ir staiga visas finansavimas nukeliauja vienam klubui. Gal tai nėra blogai, gal tai gali už to ir būti logika, bet dabar yra ir daug tokių labiau sofistikuotesnių būdų, kaip paslėpti galima būtų šitos neskaidrumo momentus. Solveiga, prašau. Matot, Panevėžys yra gana mažas miestas. Ir Mažas ar mažas? Mažas. Nes jeigu yra Su Joniškiu palyginus. tik 2 klubai, didesnis. Supranta, tai vis tiek Ką tik buvom Joniškyje, dėl to kažkas sakiau. kažkur kažką pažįsta ir su kažkuo kaiminystė yra, ar kažkuo giminystė yra, ar panašiai. Tai aš manau, kad turi būti darbo viešieji konkursai, ar ne, priiminti darbo žmonės, kad turi būti, kaip ir, tarkim, vis tiek daromi įrašai, vaizdo, garso ir darbo ginčų komisija, jinai tam ir yra skirta, ar ne, kad paskui būtų galima tai apspręsti, jeigu kažkam kažkas netinka, o tas nepotizmas jis yra. Aš irgi šiek tiek žinau ir tą visą tokį šešėliavimą įstaigose ir tas, neišvengiama, tai jeigu yra valstybėje, tai kaip to gali nebūti Panevėžyje, čia nėra ko stebėtis. Taip, mes turime to išvengti, tam yra viešieji konkursai ir tą skaidrumą tik patys, jeigu mes jo norime, tai patys jį galime ir sukurti. Jeigu nenorime ir lenkiame galvas kažkam, tai, baimėje toliau to ir nepasieksim. Loreta, matau, norit replikuoti? Noriu replikuoti dėl futbolo klubo, dėl futbolo akademijos. Tai yra vaikų Panevėžiui, mūsų savivaldybei pavaldus akademija, futbolo akademija. Vaikai auginami, 600 vaikų yra. Taip, o kita yra VŠI. Ir ten jau... Ir ta VŠI. VŠI, bet yra Panevėžio mūsų įstaiga. O kita yra, tiesiog mes galime prisidėti per projektus, jeigu ji nori tapti, bet ji nenori tapti, dar norėčiau pasakyti, ir dėl energijos vadovo, kuris tikrai buvo Čarlis, bet jis yra mokslų daktaras, technikos mokslų daktaras, visi pažįsta, nesakysiu pavardė žmogaus, kuri visos įmonės pavydėtų tokio žmogaus. Tai 2 dalykai, 2 replikos. Tai vienas dėl tų sporto klubų. Tai VŠI vienu atveju su vienu sporto klubu yra sudaryta, kitas sporto klubas, futbolo klubas nėra tos VŠI dalininkas. Galbūt tikrai galim pasikviesti, kad būtų 3 dalininkai, nes šita futbolo akademija tikrai būtų prasminga ir Ekranui, ne tik Panevėžio futbolo klubui, nes akademija yra reikalinga tam, kad galėtum dalyvauti aukščiausios lygos varžybose, tai šitie dalykai yra svarbus. O kas liečia administracijos direktorių, kuris po gal 3 ar 2 mėnesių nuo išėjimo iš darbo patapo Panevėžio energijos vadovu, tai irgi nepaslaptis, aš esu pasikreipęs į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, kad būtų atliktas tyrimas dėl to ir iš tikrųjų čia buvo viskas teisėtai ir tvarkingai padaryta. Ir jeigu buvo teisėtai, tai ačiū ir viskas su tuo gerai, tai lauksim Vteko išaiškinimo. Trumpai, jeigu norit, labai trumpai. Tai labai trumpai dabar grįžtant prie, jeigu tik norėtų VŠI futbolo klubas, kad taptų mūsų įstaiga, tai tikrai mielai, bet jie nenori. Ne, kad VŠI dalininkai būtų, o tai va.
Jo, prašau. Tai va, Prasideda. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad viskas, kas veikia mieste, yra mūsų. Nėra nei savų, nei svetimų. Visiems reikia sudaryti vienodas konkurencinės sąlygas. Jeigu mes sakom, kad mes esam dalininkai ir jie tik turi gauti dotacijas, yra iš principo neteisingas požiūris. Reikia keisti mąstymą. Visi, kas dirba Panevėžyje, kas dirba geriausiai ir turi gauti dotacijas. Toks turi būti pagrindinis dalykas. 100%. Daugiau replikų, kas nors? Solveiga, jūs savo, Lietuvos ne? programa visiems gali būti. Gerai, replikas išnaudoja, kas norėjo. Solveiga, jų žiūriu, irgi šiek tiek galbūt plečiam akiratį, tematiką apie saugumą žmonės kalba, ar ne, susitikimuose. Tikėtina, kad kalba, klausia. Savivaldos rinkimai, bet be saugumo, be perspektyvos, be planavimo į priekį, na, gyvenimas nebe toks patogus, kaip buvo iki šiol. Ką jūs sakote žmonėm, kai jie klausia, ar bus karas? Nu, tai mes negalim sakyti taip arba ne, jisai bus ar nebus. Mes Bet ar klausia? kalba žmonės apie tai, be abejo. Nes Ką jūs jiems sakot? mes sakom, kad mes kaip ir šiaip gyvenime, visiems gyvenimo atvejams turim būti pasiruošę. Tai sakom, klausiam, kaip jūs esat pasiruošę. Tai, žinot, ištinka ir liga neplanuota, taip ir ištinka galbūt kažkoks karas, gaisras ar kažkas panašiai. Tai kiek mes tam esam pasiruošę ir kaip mes tam ruošiamės ir kaip tai savivalda, kiek rūpinasi ir ruošiasi mieste tam kažkokiam tai tokiam ekstremaliam įvykiui ar situacijai, ar ne. Tai kalbant šiandien, aš būtent irgi domėjausi būtent civilinės saugos klausimų Panevėžyje, tai mes tų priedangų, kurios yra skirtos būtent gyventojam, turim labai nedidelį kiekį, kur žmonės tikrai galėtų slėptis, berods 6% tik tai. Rugsėjai buvo 6. Tai va, tai yra, manau, mažas skaičius ir klausiau mūsų atstovų parlamente, ar numatomas kažkokios tai lėšos, ar kontrolė, ar tiesiog kažkokie projektai, kaip mums padėtų tą padaryti, taip kaip sakyti, efektyviau, greičiau ir kontroliuoti tą situaciją. Laikas, ačiū. Tai? Klausia ir aš atsakau paprastai. Stiprių nieks nepuola ir pasiruošusių nieks nepuola. Todėl turim ruoštis ir dėti pastangas visi tam ruoštis ir nestumdyti atsakomybės nuo savęs. Yra dalis valstybės, yra dalis savivaldybės. Šių metų biudžete savivaldybės yra suplanuota 15 000 civilinės saugos plėtrai, tai yra daugiabučiam namam projektai, kad pasitvarkytų namus, kurie vis tiek niekada netems iki priedangos lygių. Mes kaip opozicija pasiūlėm 100 000 bent jau skirti priedangų plėtrai, tai akivaizdu, kad priedangų tinklas Panevėžy šiandien yra vienas prasčiausių. Žmonės mūsų mieste irgi yra atlikti tyrimai Vidaus reikalų ministerijos. Vieni prasčiausiai žino, ką reikia daryti ekstremalios situacijos atveju ir akivaizdu, kad mūsų miestas yra nepasiruošę šiandien dienai, todėl mes turim daug labiau investuoti į civilinę saugą, į komendatūras, turim kviesti žmonės jungtis prie tų pačių komendatūrų. Taip, yra ir kiti procesai, kur karo komendantai dirba su savivaldybė, tai čia gal ir Loreta kaip savivaldybės irgi geriau žino šitos niuansus, bet mes turim ruoštis ir dirbti kiekvienas savivaldą, neišskiriant, nes tik stiprių nieks nepuola. Aiški pozicija, dėkui. Algimantai. Na, nesitikėjau, kad 21 amžiuje iš tikrųjų Europoje kils karas ir reali karo grėsmė ir mums susidurti su tuo. Vienintelis dalykas, ką turim daryti ir apie ką turim kalbėti, tai ką mes galim padaryti, kad to karo nebūtų. Nori taikos, ruoškis karui. Tai šiuo atveju Panevėžys turi daug potencijos prisidėti prie to, kad to karo nebūtų. Ginklų gamyba, žmonių mokymai, civilinė sauga, visi tie dalykai, kurie turėtų būti daromi jau šiandien, jau jie vakar turėjo būti pradėti daryti 14 metais. Aš matau, kad Panevėžys taip pat turi imtis iniciatyvos šitoj srity, kalbėti su verslininkais. Mes turim artimas karo pramoniai šakas ir turim išnaudoti tą galimybę iki to laiko, kurio galbūt ir nebus, jeigu mes patys būsim labai aktyvūs. Dėkui, Loreta. Ačiū, aš manau, kad tikrai sutinku, kad reikia ruoštis, norint taikos, reikia ruoštis karui, kad būtume saugus. Iš tiesų, tokių pažymėtų statinių mes turime ne vieną tikriausiai ir galime žymėti, bet ilgą laiką net nežymėjom, kaip kitos savivaldybės visus darželius sužymėjo, bet tai yra nepasirengimas. Ir dabar paraiškas teikiama
8 priedangom ir 2 kolektyviniams statiniams, bet iš tiesų, kurie bus įrengti pilnai. O tik sužymėti lipdukais, tai čia daugybę statinių mes esam sužymėję. O visos kitos savivaldybės pirmiausia tai ir padarė, sužymėjo lipdukus. O mes, vat, ir pats tas administracijos direktorius ir sako, tai kur aprašas, kaip pasirengti. Visi, šiaip tai civilinės saugos instruktažai vyko ne vienas ir mokyklose, ir visur kitur. Tai aš manau, kad žmonės informuoti ir ką kuprinėje turėti, ir kaip pasiruošti, bet aišku, kad pasiruošti ir turėti slėptuves, neslėptuves, bet priedangas ir kolektyvinius statinius tikrai privalome. Tai Kiek slėptuvių Panevėžyje? Tai mes slėptuvių tai negalim išduoti, čia jau yra paslaptis. Viešai reguliuojamas sąrašas. Ne, tai nes tai priedangas ir priedangos ir kolektyviniai statiniai, o slėptuvės jau vyriausybė pasakys mums, jau kada duoda leidimą, tada ir viską reguliuoja iš tikrųjų vyriausybė. Mes tik tai paklūstam. Karo atveju. Bet slėptuvė turi pasirinkti pats karo objektas. atveju, žinok, mes karo atveju. Pasilikim repliką. Loreta, dar Saulius nekalbėjo, galėsim grįžti prie replikų toj temai. Aš tikiuosi, kad ateis šitą valdžią, iš tikrųjų daugiau skirs dėmesio ir sustiprins galimybę savivaldybėms susitvarkyti su civilinė sauga. Iš tiesų mes nieko čia neturim gero ir tikrai nerti dirvonai mūsų savivaldybė. Reikia čia būtinai sustiprinti požiūrį į civilinę saugą ir iš tiesų dabar ir prasidėjo tokia kaip tik programa visų gyventojų apmokymas civilinės saugos elementarių dalykų. Ten tokia programa, kurią privalom išklausyti ir štai, sakykime, įmonių įstaigų darbuotojai, jie privalo išklausyti, žinot, ką tokiu atveju daryti, jeigu iš tiesų koks tai kils pavojus, tai čia labai geri dalykai ir aš manau, kad tikrai savivaldybėm čia susitvarkyti be kokio nors teisinio reglamentavimo, be kokio nors ten, sakykime, taisyklių ar kitų norminių aktų. Tai žinoma, kad sudėtinga. Be viso šito turėtų dar būti ir valstybinis finansavimas, prisidėti ir savivaldybės turėtų prie šito dalyko. Nes čia žinoma, kad karas, jo šiandien nėra, kas čia žino, kaip čia bus rytoj. Be abejo, kad reikia ruoštis. Replikuot? Norėjot? Norėjau, tai tikrai savivaldybė šiandien prisideda arti nulinių skaičių. 15 000 eurų numatyta kitų metų biudžete civiliniai saugai. Tai ar čia yra pinigas ir ką už šitą pinigą galim padaryti? Ir yra daugybė vietų, kur reikia dirbti. Pavyzdžiui, mūsų autobusų parkas. Kodėl savivaldybė nedirba su valstybės institucijom, kad autobusų parkai būtų įtraukti strateginių įmonių sąrašą, kad vairuotojai ten esantis būtų įtraukti civilinį mobilizacinį personalo rezervą ir ekstremalios situacijos atveju galėtų evakuaciją užsiminėti, pervežimų reikalingų dalykų ir taip toliau. Tai mes šiandien dienai turim 6% rugsėjį, nežinau, ar iki šios dienos pasikeitė 6% ar padaugėjo, bet situacija yra kritinė, kai kitos savivaldybės tą padarė daug sparčiau ir dėjo savo pinigus ir savo investavo lėšas. Mūsų miestas to nedarė. Prašau, Loreta. Tai aš tik norėčiau pasakyti, kad mes taip pat dalyvaujame ir teikiame konkursui paraišką, tai tikimės gauti finansavimą. Žinokit, turim 50 projektų, 15% turi savivaldybė prisidėti prie visų. Visi yra labai svarbus, aišku, šitas yra labai svarbus. Taip pat vienas iš skirtinių, tai aš manau, kad viską padarysim, kad būtų saugu žmonėms. Gerai, dar kažkas tą temą replika? Ne, gerai, toliau, gerbiamas Sauliau, šiek tiek įdomesnė, vėl grįžtume į savivaldybę, nors ir niekur iš jos neišėjom, reiškia, dėl mero ir tarybos santykio. Ar ne? Gerai, jeigu meras ir tarybos dauguma yra daugmaž ta pati partija. Jeigu ne, kaip tokiu atveju? Na, čia iš tiesų tokio klausimo laukiu ir aš jam, kaip sakoma, taip jau gal ir nesiršiu specialiai, bet iš tikrųjų labai malonu, kad jūs to paklausėt. Koksgi dabar ryšys savivaldybės tarybos su meru? Savivaldybės taryba tai yra, taip grubiai šnekant, tai yra teisės aktą išleidžianti, patvirtinanti institucija. O meras tai yra vykdomosios valdžios aukščiausias pareigūnas. Merui padeda ne taryba, o padeda savivaldybės administracija vykdyti jo pareigas. Taip ir yra įrašytas įstatyme. Savivaldybė tai yra tokia institucija, kuri priima sprendimą. Taip, meras vadovauja tarybos posėdžiams. Įdomus čia dalykas, nors jisai net ne tarybos narys. Tai merą čia kažkaip tai supriešinti su savivaldybės taryba,
Aš nežinau, ar čia verta ir iš vis ar galima. Tai jeigu taryba priims teisingus sprendimus, jeigu jie bus teisingai paruošti, o sprendimų parengimo, va čia jau tikrai meras turėtų prisimti atsakomybę iš dalies. Tai va toks čia ir reikalas. Tai, o vykdomoji valdžia vis tik tai yra merai ir meras yra miesto šeimininkas. Ne savivaldybės taryba, o meras. Loreta, prašau. Taip, meras yra savivaldybės vadovas, bet jis atskaitlingas yra tarybai ir miesto žmonėms. Tai manau, kad tikrai būtų sudėtinga dirbti merui, kai dauguma yra vienos partijos ar komiteto, o meras yra kitos, nes kai tikrai didžioji dauguma, būtų sudėtingiau priimti sprendimus. Žinoma, jeigu tęstiniai darbai, kurie pradėti, jie būtų tęsiami, tai suprantama, kad valdančioji dauguma gal ir neturėtų balsuoti už savo pačių, prieš savų pačių šitą vykdomus projektus ir inicijuotus. Bet šiaip tai manyčiau, kad vis dėlto būtų, ir to labiau, kad tik 2 metai liko, tai reikėtų tiesiog geriau, kad būtų ta pati ir meras, ir dauguma ta pati valdžia. Dėkui. Algimantai, prašau. Mero ir tarybos funkcijos yra aiškiai apibrėžtos teisės aktais, tai šiuo atveju kalbėkime apie principinius dalykus, juk mero ir tarybos narių siekiai yra tie patys. Tai aš neįsivaizduoju, kaip meras gali nesutarti su tarybos nariais. Iš tikrųjų, mes turim bendrus tikslus, turim bendrą biudžetą, kuris yra patvirtintas ir yra nurodyta, kaip tie asignavimai, kuriuos valdo meras, bus valdomi, kaip jais bus disponuojama, tai manau, kad tas bendras tikslas turi vesti ir į bendrą darbą. Aš įsivaizduoju, kad būdamas meru jokių radikalių sprendimų nepriimsiu, iš tikrųjų įsiklausysiu į tarybos daugumos nuomonę ir tęsiu tuos darbus. Aš nemanau, kad bet kokia konfrontacija yra naudinga miestui. Iš tikrųjų, tik naujas požiūris, naujas žvilgsnis, naujas komandinis darbas duos tuos vaisius, kurių mes siekiam. Ignai, prašau. Pirmiausia, aš esu žmogus, kuris gali dirbti su visais, kurie myli mūsų miestą ir kurie nori mūsų miestą kurti. Man atrodo, aš tą įrodžiau ir dirbdamas vyriausybėje, tiek su visomis profsąjungomis, asociacijomis, tiek Seime su visų partijų nariais mes dirbom švietimo klausimais ir tikrai daugeliu klausimų mes rasdom bendrą sutarimą ir ieškodom bendro kelio pirmyn. Man atrodo, apie tai yra miestas, apie tai yra politika ir apie tai yra valstybės valdymas. Tai šiuo atveju būtų neišimtis, jeigu aš būčiau išrinktas meras, aš nebejotinai ir toliau dirbčiau kartu su visais tarybos nariais ir šiandien dienai didžioji dalis sprendimų, kurią mes primam bendru sutarimu, net nediskutuodami ir net nesiginčydami. Taip yra sprendimų, kur nesutarėm ir tokių sprendimų visą laiką bus, nepriklausomai nuo to, kas meras, tai opozicija visą laiką, kad yra konstruktyvi, tai yra sveika demokratija ir man atrodo, tikrai didžioji dalis tarybos narių, kurie yra išrinkti, yra mylinti savo miestą, norinti savo miestą kurti. Ir aš net nebejoju, kad su didžiaja dalim tarybos narių aš rasiu bendrą sutarimą ir mes galėsim kartu toliau kurti miestą ir tęsti pokyčius bei kurti naujus. Dėkui, Solveiga. Aš manau, jeigu meras yra kompetentingas, turi politinę kultūrą ir jau ne vieni metai gyvena Panevėžyje ir net jis turi sukūręs jau tam tikrą santykį ir su politikais, ir su bendruomenė, tai gal aš esu naivi, bet aš galvoju, kad tikrai mes gyvename tame viename mūsų Panevėžyje ir visi siekiame Panevėžiui ir tiem gyventojim, kad būtų kuo geriau. Tai kodėl mes turime vadovauti savo asmeniniam ambicijom, myliu, nemyliu, ir spręsti kažkokias asmeninius klausimus, simpatijų, antipatijų, o ne vertybinius klausimus, ne miestui prioritetinius klausimus. Tai jeigu mes sugebam tą atskirti ir tam turim kompetencijos ir kultūros, tai aš manau, kad kiekvienam iš mūsų tai pavyks padaryti ir pavyks suvienyti tą darbą merui su taryba ir su administracija. Visa valdžia taryboms, ar ne? Pajuokaujant, norėjote replikuoti? Norėjau pasakyti tik tai pavyzdį, kad prisimintumėm, kaip iš tiesų vyksta darbai. Tai daugybė tų didžiųjų mūsų projektų buvo stabdomi ir autobusų stotis pradėjo ir išbrango ir būtų jau seniai pastatyta. Dėl įvairiausių stabdymo pozicijos darbų tiek ir Eidrigevičiaus centras, prisimenam piketus ar ne, ir kiek čia visiems
nervų ir laiko taip, ir vis tiek už jį nebuvo balsuota opozicijos, o kiek reikėjo piketų iškentėti ir kiek darbo grupių suburti ir daugybę projektų, Harmonijos miestas, kaip žmonės buvo buriami ir tiesiog, kad kaip čia ateis kažkokie neįgalus ir dar taip toliau. Irgi taip buvo visokiausių tokių dalykų, kur tikrai turėjo atstovėti dauguma. Vardykite, apie ką jūs šnekat čia, apie kokius kas stabdė? Tai, man atrodo, prisiminsit, pasižiūrėkit laidas visas. Prašau. Ar aš dar galiu pasakyti? Iš tikrųjų, šita diskusija tarp kolegų rodo, kad aišku, kad jau yra nesutarimai, kuriuos naujasis meras neturėtų spręsti ateityje. Iš tikrųjų, reikia veikti taip, kad tų nesutarimų nebūtų. Čia noriu pasakyti ir apie tai, kad nereikia statyti baubų iš to, kad tik iš valdančios daugumos, iš judėjimo būtų išrinktas meras. To nereikia. Nereikia bijoti kitų žmonių, kurie palaiko tos darbus, kurie dirba ir kurie žino, kaip reikia juos dirbti. Gerai, visi replikavo, jūs nereplikavot, ne? Labai trumpai. Tai man atrodo, čia tikriausiai Loreta referavo į mano bendruomenę ir į mane patį, bet jeigu pasižiūrėsit mane patį, tai niekada aš asmeniškai jokio projekto nestabdžiau ir aš palaikiau atvirkščiai, kur ir vyriausybei teikėm finansavimą ir kitus dalykus. Ir aš manau, kad kai kuriais atvejais buvo klaida prieštarauti šitiem projektam. Nesupraskit neteisingai. Man atrodo, aš šitos projektus palaikiau. Jūs nerasit nei vieno mano balsavimo, kad nepritarčiau šitom projektam. Ir aš tikiu šitais projektais. Ir aš tikiu, kad galim tęsti. Nebuvo tarybos narys. Nebuvo tarybos. Tai, bet aš ir neprieštaravau jiems. Tai jūs negalėjote prieštaravauti. Nebuvote tarybos narys. Tai nereferuokite mane. Aš manau vis dėlto, kad mera pagrindinių, reiškia, jo pareigų atlikimui turi įtakos, didžiausias įtakos turi kompetencija. Daugelį sričių, tų sričių, kuriuose sprendimai priimami, kuriuose reikia vykdyti darbus, kad būtų aišku, kas norima padaryti vienu ar kitu projektu. Paskutinis klausimas, 5 minutės, prašau tilpti, replikų laiko nebebus. Solveiga, žiūriu į jūs. Kuo jūs esate geresnė kandidatė už čia esančius ir už tą, kurio čia nėra, kurį mes kvietėm, bet jis neatvyko? Ir jeigu tapsite merę, ar pakviesite ką nors iš čia esančių kandidatų ir tą, kurio čia nėra, į savo komandą? Labai trumpai. Į komandą be abejo, todėl kad aš linkusi tartis. Vardint ką? Ne, šiuo momentu tiksliai nėra pavardžių. Iš čia esančių? Aš linkusi tartis ir dirbti komandoje, štai pasakysiu. Tai ta prasme, nes kompetencijos kiekvieno komandoje taip pat yra skirtingos ir tikrai nebūtų to užsidarimo savo kabinete, savo komandos rate, ar ne? Nes tas bendradarbiavimas, aš sugebu atskirti asmeninius ir darbo santykius ir prioritetus, ta prasme, ir vadovautis tą politiką, kurią ir kviečiu visų vadovautis. Dar kuo aš esu geresnė? Taip, už čia esančius. Aš turiu stiprią komandą parlamente, turiu gerus santykius, kaip minėjau, ir su bendruomenėm, ir su verslu, ir su švietimu, taip kad turiu su kuo pasitarti ir tai lemia tuos kokybiškus sprendimus. Dėkui. Ignai, prašau. Na, aš pirmiausia manau, kad jeigu tapsiu meru, tai mano bus bet kokiu atveju pirmas žingsnis atsisėsti ir kalbėtis, kaip mes judėsim toliau. Kaip mes judėsim dėl savo miesto ir ką mes padarysim toliau ir kaip mes susitarsim. Aš tikrai nenoriu šiandien lysti į personalijas, į asmenybės, tą kviesim, tą nekviesim, su visom politiniam jėgom, kurios yra Panevėžy išrinktos atstovauti miesto gyventojų interesus, mes tikrai kalbėsim ir ieškosim bendrų sprendimų. Nes aš tikiu Panevėžiu, aš esu Panevėžio patriotas ir aš tikiu mūsų sėkme ir aš tikiu, kad tos darbus, kuriuos esam pradėję kartu, turim jos tęsti. Bet tuo pačiu mes turim ieškoti ir naujų sprendimų naujiems dalykams. Gydytojų pritraukimas, daugiabučių namų kiemai, eismo reguliavimas, verslo plėtra. Tai šitie dalykai mes turim dėl jų dirbti, mes turim dėl jų stengtis ir aš tikrai tą padarysiu. Aš tikrai buvau tas žmogus, kuris visą laiką su visais šnekėjosi, niekada asmeninio pykčio ant nieko nejaučiau ir mes tikrai kalbėdamėsi su visais tarybos nariais rasim kelią, kaip judėti priekį ir kaip užtikrinti, kad pokyčiai tęstųsi ir būtų įmamasi naujų reikalingų pokyčių. Dėkui, Algimantai. Aš kiekvieną iš čia esančių kviesčiau į savo komandą.
Iš tikrųjų, kiekvienas iš oponentų turi savo idėjų, mus jungia bendras tikslas, būtent gerbūvio Panevėžiui ir Panevėžio miesto gyventojams sukūrimas. Visas tas idėjas, kurias čia yra išsakytos, man yra priimtinos. Na, dėl nedalyvaujančios asmens turbūt jo gal ir nekviesčiau, nes nežinau jo politikos. Būčiau jam uždavęs klausimą, kieno Krymas, sakė, reikia paklausti. Ir kaip jis atsakys, taip ir nuspręsim, ar jis bus bendroji komandoje ar ne. Bet šito klausimo negalėjau užduoti. Nieko nesu geresnis už kitus, visi yra geri. Iš tikrųjų, manau, kad kiekvienas iš mūsų turim savo teigiamų savybių, turim tam tikrų neigiamų savybių, todėl nesigirsiu ir nesakysiu, kad esu pats geriausias. Tegul sprendžia rinkėjai, visus kviečiu kovo 16-ąją ateiti į rinkimus ir atiduoti balsą už tą, kuris bus jūsų meras. Rita, prašau. Aš taip pat noriu pasakyti, kad moku klausyti ir įsiklausyti, kad tikrai kvieščiau visus ir raščiau sutarimą su visais ir norėčiau, kad būtų koalicijoje visi ir dirbtumėm visi vienam Panevėžiui, mūsų miestui, kad visi sutartumėm, aišku, gali skirtis mūsų požiūris, bet vis tiek vardan Panevėžio geriausią sprendimą turime priimti. Taip pat turiu stiprią komandą, turiu stiprią daugumą taryboje, tai manau, čia yra stiprybė. Bet taip pat nesu koks išskirtinis ir kovo 16 kviečiu visus ateiti ir pasirinkti tą, kuris žmonėms atrodys pats verčiausias. Dėkui. Sauliau. Siūlau savo žinias, savo kompetenciją, savo patirtį. Tikrai esu panevėžietis ir tikrai visus savo gebėjimus atiduočiau Panevėžio labui. Dargi šiuo metu šalies valdžioje yra socialdemokratai, iš tiesų turim 3 mūsų krašto atstovus ten ir tikrai būtų daug lengviau kalbėti su šalies valdžia dėl kokių tai konkrečių investicijų į miesto gerbūvį ir tikrai būtų daug lengviau pritraukti lėšų mūsų Panevėžio geroviai. Tai mano tokie. Kažką kviestumėte? O iš tiesų, aš su visais bendrauju, šitais žmonėmis, kurie čia yra pas mus, tai mielų norų kalbėtumėme su visais. Gerai, ačiū. Dar kartą primenu ir pristatau visus, kurie dalyvavo laidoje. Tai Solveiga Dagė, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Ignas Gaižiūnas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Algimantas Kolpertas, Liberalų sąjūdis, Loreta Masiliūnienė iškėlė politinis komitetas atsinaujinančiam Panevėžiui ir Saulius Raziūnas socialdemokratų partija. Taip pat laidoje buvo kviestas ir galėjo dalyvauti Julius Limantas, partija Nemuno aušra, tačiau neatvyko kovo 16 dieną rinkimai. Visiems sėkmės, ačiū, kad radote laiko. O jūs rinkėjai teikite, raskite laiko kovo 16 dieną, pirmas turas, iki kitų susitikimų.